Meilė yra viskas, kas sup tave aplink. Meilė yra egzistencijos vibracija. Besąlygiška meilė ir egzistencijos vibracija. Egzistencijos vibracija yra absoliučiai visi pamatai visatos. Viskas yra sudaryta iš besąlygiškos meilės. Ir žinai, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad tu esi besąlygiška meilė. O tu žinojai, kad tu esi besąlygiška meilė. Tu esi ta pati dalis tos visos visatos, tos pačios sistemos meilė. Tai kodėl tu neužsiemi tą meilę? Kodėl tu neatskleidi tos meilės? Kodėl tu netidarai savo širdies? Aš žinau, kad tu nori daryti. Aš žinau, kad tu tikrai nori, tu jauti, kad tu nori tą širdį daryti, tu bandai tą širdį daryti ir atrodo, tau nepavyksta. Bet žinai, kodėl tau nepavyksta? Nes tu bandai. Tu bandai, o ką tu turi daryti? Tu turi leisti, nuspręsti, nes tu pasirenki savo realybę. Tau nereik bandyti. Kiekvieną sekundę tu pasirenki savo realybę. Kiekvieną sekundę mes keičiamės milijardus kartų per sekundę. Mes einam per paralelinės realybės kiekvienu žingsniu. Laikas yra tiesiog šalutinis efektas, kaip mes einam per paralelinės realybės. Ir kiekvieną momentą tu nusprendi ir pasirenki, kokia yra tavo realybė. Tai nuspręsk, sakyk, mano širdis yra atvira, aš priimu besąlygišką meilę, aš priimu viską, aš viską myliu ir aš gyvenu iš to. Tu gauni tą dažnį iš karto, tu gauni tą jausmą iš karto ir tiesiog eini su nuliu visiškai abejonės, kad taip nėra, nes taip yra. Nes taip yra, tavo ego mėgs kelti abejonės, mėgs sukelti kažką, o gal taip nėra, ai čia nesąmonė, pradedu kažką naują mokytis, išmokstu, nepamatau rezultatą, nes galvoju kažką netaip dariau, ai čia nesąmonė, aš nebepasitikiu tuo, aš nepasitikiu tuo. Kaip tas sekas tau? Kaip sekas nepasitikėti niekom? Pradėk pasitikėti savim, pradėk pasitikėti savo gidai, savo aukštesniojo aš. Aukštesnis aš tavo yra ant kalno viršūnės, jis visko mato, jis visko žino, jis kiekvieną kelioką mato. O tu esi čia, fizinėje realybėje, naviguoji, su pagalba savo aukštesniojo aš, pasitikėk savo sielos vedimu.